Pirmoje vietoje grynųjų čempionas Robertas Puchovičius. Teikdamas turto deklaraciją už 2024 metus, jis nurodė grynaisiais laikantis visas savo santaupas. Antras buvusio Nemuno aušros parlamentaro, šiuo metu demokratams atstovaujančio Dainiaus Varno patarėjas Kastytis Masalskas. Masalsko deklaracijoje daugiau nei 250 000 grynais. Trečioje vietoje Nemuno aušros lyderis. Remigijus Žemaitaitis grynais deklaravo 214 000 eurų. Liūto dalį savo santaupų. Ketvirtas socdemų parlamentaras Ramūnas Vyžintas. Beveik visas savo santaupas, daugiau nei 200 000 eurų, jis deklaravo grynais. Pirmąjį penketuką uždaro dar vienas aušrietis. Klaipėdos tarybos narys ir Seimo nario Tomo Domarko patarėjas Vidas Karolis. Grynais deklaravęs lygiai 200 000. Taigi išvada paprasta. Ne viską, ką politikai apie save sako, reikėtų priimti už gryną pinigą.